Šį video iš tikrųjų norėčiau pradėti vieną istoriją. 25 metų rugpjūtis mūsų maratonas, 3 šūviai, ištvermės maratonas ir duodu startą elektriniam dviračiam ir matau, kad laiko matavimo įranga visiškai neužfiksuoja ne vieno išvažiuojančio dviratininko. Ir aš žinau, kad po minutės startuoja visi kiti dalyviai, tačiau laiko matavimas neveikia ir mes jo neturėsim. Aišku, puolam rankiniu būdu surašinėti dalyvius, juos surašom, gerai, kad tų dalyvių vardus ir veidus pažįstam. Ir šiaip ne taip, su nedidelėm korekcijom ir su nedidelėm klaidom mes grupės apdovanojam, bet ta situacija išmokė labai daug mus kaip organizatorius ir dabar mes žiūrime, kad tokios klaidos daugiau nebūtų. Nu ką, chebryt, Andrius laikas minti čia ir šiandien jums papasakosiu, ką mes pasidarėm prieš sezoną ir reikia daryti darbus, kad jūs visi galėtumėt smagiai ir saugiai važiuoti trasoje ir kad tas važiavimas nebūtų beprasmis, mums būtinai reikia nesufeilinti su laiko matavimo įranga. Šiandien yra ta diena, kai mes prisėdom prie laiko matavimo įrangos ir laiko matavimo įrangą reikia išsitestuoti iš naujo, nupučiau dulkes, kadangi jinai pragulėjo visą žiemą garaže. Ir susirinkau ją ant štatyvukų, ant naujai atvažiavusių štatyvų. Tai šiandien video jums parodysiu, kaip susimontavau, kaip atrodo štatyvai, kaip atrodo mūsų įrenginys, mūsų visa sistema laiko matavimo. Pakabinom taip pat ir nežinau, ar čia matysis, matosi 2 štatyvai. Ir ant štatyvo viršui pakabinau registratorių vaizdo, kuris matuos, žiūrės, stebės, taip kaip jūs važiuojate trasoje ir mes matysime laiko žymas, jeigu netyčia nesuveiktų laiko matavimo įranga. Tačiau po praeito sezono nebegalim savo to leisti. Na ir programinė įranga, webscoreris, pasijungiam bateriją ir pabandysim nuskaityti keletą RFID tagų. Jų turiu daug darbo kambarį, tačiau šiom varžybom testiniam registruosim tik tai porą tagų. Štai matote webscorerio langas. Nusipirkom licenciją visiems metam ir štai fiksuojami tagai. Čipų testavimas pavykęs, RFID atidarius darbo kambario duris nuskaitė, matau netgi daugiau negu kad iš tikrųjų yra. Gerai, viskas veikia, puiku. Tai tokie darbeliai šiandien, iš tikrųjų trofėjai jau yra pagaminti ir trofėjai bus gaminami dar, kadangi sugalvojom pirmą kartą istorijoje padaryti 3 tipų apdovanojimus. Tai pagal grupės, chill grupė gaus kitokius, pagrindinės grupės gaus pagrindinius, na ir vaikai kaip visą laiką gaus atminimo laimėjimo medalį, kuris bus tematinis su tema, taip kad vaikai važiuoja nemokamai ir vaikų kol kas labai mažai užsiregistravę. Linką paliksiu va ten apačioj, registruokitės visi, netinginiaukit. Atvažiuokit į Miliūnus, taip, Miliūnai nėra arti pagrindinių miestų, tačiau ten yra labai fantastinė trasa, kaip jau sakiau, su visų asorti ir tenai tikrai smagiai praleisim laiką. Tikrai bus kur pamint, tikrai ir bus kur pagalvoti apie tai, ką aš čia veikiu ir pakalbėti su savim, žodžiu, pilnas psichologinis žaidimas. Tai, kaip jau sakiau, linkas apačioj, registruojamės, nes bilietukai brangs, o mes einam toliau daryti savo darbų. Taip, kad iki kitų video, iki Miliūnų, su jumis šiandien buvo Andrius iš Laikas minti. Ate.